Tai šis žmogus norėjo tave pamatyti. Gerą dieną. Kaip kam? Irgi teisinga. Sveikas, Benai. Kas čia per cirkai? Galvoju, kad į biurą veža. Bet čia geriausia vieta. Pasikalbėti. Ar tu žinai, apie ką mes kalbėsim? Ne. Žinai, pasakok. Apie ką? Apie tą vertiną. Nesuprantu, tarp mūsų nieko nėra. Jokio ryšio, jokio kontakto. Meluoji. Prisiekiu, tarp mūsų nieko nėra. Tai kodėl ant tau skambinėjo? O ką aš žinau, ko jinai man skambina? Aš nekeliu ragelio. Ir be to aš turiu draugę. Tina yra mano. Ir tik mano. Bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu. Žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Kaip šitai pasiduot? Kiek jų buvo? 3. Ką aš vienas padarysiu? Tai kam leidai? Šramas sakė, pinigus atvežė. Šramas! Išdūrė tave kaip seną mergą! Rolas kur? O jūs ne su tavim? Taigi mašina! Mašina už namo stovi! Jo čia nebuvo. Jau bus pasigavę. Jau bus pasigavę. Nekelia. Prasidėjo reikalai. Degis turi kitą. Iš kur tu žinai? Tai mačiau. Kur tu matei? Taigi mačiau, aš pas jį namuose gi buvau. Nu, tu nebespausk. Kitą kartą neprašausiu. Aš tau dar kartą kartoju, tarp mūsų nieko nėra, o ko jinai man skambina, tai pats jos ir paklausiu. Jeigu tu man meluoji. Tai jeigu netiki, ko nenušoviai? Mirgintai, parveški namo. Ein. Kur tai?
Pizza. Pizza. Nu dėl kur pizza? Jeigu turi būti pizza. Kloikas. Lietuvių kalbos gėdės. Nu, ja mau pizza. Tyl. Tylėk, tylėk. Žinai, kas tu toks esi? Tai Simon Maryt Melninkaitė. Tylėk, tylėk, tylėk. Na, kur čia datoriam? O, grilis. Steiką tikriausiai. Jamau steikas su kraujas. Būsiau kruvinas šniukęs kaip vampyra. A gera? Man tas pats. Ne, tu man išknės rimta. Kas tau bloga? Sėdi kaip karalius. Paėdis, nesomuštas. Susimokėsi paleis. Būtum tu man laikas sėdėjęs. Uždarai garažą. 3, 4, 5 dienas sėdi naėdis nešėkis. Gauni gurkšnelį vandens, apsimyžys džiaugsmą. O te būdav, te plauždav, kad jopšik matė. Susimokėdavo su priedos. Nu gera. Jėmau steiką, ne? Gabris tikriausia. Nuleisiu. Hendriks? Kaip tu čia man surada? Sveiks, Toma. Ai, ten kaminystė kažkoks Labanovskis gyveno, jis pasakė. Ai, čia tas priedorinis, kur visiems aiškiai, kad aš nuo žolėpijų nuptinau. Tegu net ne, savo tokį trandalėtų. Rekmantas nuo žolėpijaus. Bet reiškia, kuomet nors į bliūskį mesti, kad toks nesąmonis visiems. Ko aš žinau, gal į tas, gal ne tas. Gerai, sakyk. Sakyk, kur rek. Sėskės, Toma, rek parūkūt. Nu, rūkūks, tai greičiau sakyk. Laikiną turi. Pastavi Kauneckį. Tu čia, kokį šūdą čia malį dabar? Toma, man Rols viskum pasakė. Koks sasiaus, tu turnis, paskutinis turnis. Vaikšto pamies ir visiems geras. Toma, tau reiktų problemų. Palės Kauneckį. Antras darnis. Tu čia karvis sieklinsi tau, peršti. Sėklinsiu, tavi sėklinsiu. Tu pamėslik. Atvažiaus Kauneckį žmonės į pasiims Simpsoną. Gal te būti? Gal. O tada liksi su birka rankoje, galėsi savo žolėpijų saugoti nuo Labanovskį. Paskaičiuk. Ai. Viskas, jau beveik baigiau. Nu va, beveik nesimato. Nieko savo, laikai atėjo. Pašovė jausi. Išprotėjęs jisai. Patikrino Tinos telefoną, o ten man skambinti. Susisuko galva. Tai gerai, kad neatsiliepiau. Čia būtų versijos. O kaip Rolas? Paaiškėjo kažkas? Šramas neskambino, vadinasi, jokių naujienų. Važiuosiu susitikti su Dovilė. Paprašysiu, kad jį nusodintų kažkaip. Manęs jis neklausytų. Aš galiu jai pasakot, kaip yra? Nereikia. Dovilė, buvus prokurorė, moka tylėti. Čia dar neaišku, kaip viskas pasisuks.
Šramas čia vis kartoja, kraujas gatvėse, kraujas gatvėse. Gal rimtai prieisim prie pasišaudimų. Tu tik nesivelk, labai prašau. Nu, kas gero? Iš kur tu čia? Ne taip įsivaizdavai savo superherojų, ką? Pavadinkim tai intuicija. Rankas aukštyn. Paimk, ant sėkmės bus. Vykstam. Nu, pasarant. Nu, ką tu? Viskas gerai. Jo, tai einam. Nestovim, pacanai, ant gatvės. Matai, kaip aš sakau, Dievas ne frajeris, viską mato. Pačiu laiku mum Jenriuchą pasiuntė, ne? Jenriucha, davai. Nelitėk ir skubėk. Ai, hernanikai. Tin. Padėsiu. Jo. Rolą reikia paleisti. Tai, aišku, kam mum tas muhamoras? Skambink Larkinui. Kam? O ne, ta prasme, ne, hernanikai. Aš pats nuvažiuosiu, nes pas mane Boliko telefončikas reikia grąžinti, nes neestetiškai, žinai, kaip pagal fanšųjų. Šiaip jo, jeigu ne telefonas, nebūtumėm sudirbę. Jo, nes, žinai, žinutė į telefončiką su adresiuku, mes pinigus į saujelę, vat, ir fum, nuvežėm Ferdinandikas laisvėj, tai papirkom, tabulėjom. Nu, tu važiuok jau. Jo, kur? Jau. Kur sakau, okei. Pacanai, reiškia, ten skavarotkė yra kotletukai ir bulvytės, v общем, Gerai, pavalgykit, ačiū. Kaip namie, aš greit grįšiu. Ojej. Kaip manai, kuo čia viskas baigsis, ką? O iki pabaigos čia dar toli. Iglė padarė prakolą, man nieko nesakius. O tie burbalai išpūtė ant pusės lemo. Nu jo, čia žoskai. O kur Iglė dabar? Laksto kažkur. Blema, kad dar ką nors nesugalvotų. Reikia ją surasti ir paslėpti. Čia mūsų silpniausia vieta. Nu jo, suras, pagrobs ir vėl viskas iš naujo. Galima būtų į mūsų bazę. Bet reikėtų naujos vietos, kurios niekas nežino dabar. Šiaip pas mane galėtų pagyventi. Vietos sočiai, nieks nežino, kur gyvenu. Tu būtum nieko prieš? Nėra problemų. Nu taip, dar žmogų pastatytume, kad saugotų. Nu, Okei. tu man atrodo, eik į dušą, aš padarysiu tau kotletukų, kavos išvirsiu. Jo, einu į dušą, gal atsigausiu kažkiek.
rankas atlaisvink. Tai kas pasikeitė? Išėsi, sužinosi. Susimokėjot. Taip ir turėjo būti. Kur jūs dingsit? Grybai. Das vidulė. Palauk. Telefončikai. Kieno antras? Granto. Tai irgi nuskausminot. Grantui pats paduosi. Juokauju. Dar grasina. O viskas kodėl, Larčikai? Todėl, kad neturim autoriteto, blin. Viskas skrupuliuosi, viskas tyliai, ramiai, švelniai, inteligentiškai. Po, blin. Sabakos. Tai kas toliau? Fišino, kas toliau. Bandysim laviruot. Van, reikės Kalinadą saugot. Nu ir taip toliau. Tai kad tave patį gaudo. Oi, Larčikai, su manim pats žinai, van. Jurka man kompaniją palaikys. Всё. O, Ruolas! Aš kaip tik norėjau tavęs skombinti. Girdėjai, kas vyksta? Ne, o kas? Ūsiautė biški. Mane buvo supakavę. Minta? Ne. Hardo žmonės. Pralaikė visą naktį Benės bare, tik dabar paleido. O aš skombinu. Va dėl ko tu neatsileipė. O pas manis čia irgi tokiai. Čipolino nuotikė. Kokie nuotykiai? Pjaustava švirtuvė dešrę. Ir kažkas krepšt. Nabi pjaustau, na krepšt. Pjaustau, krepšt. Nabi pjaustau, na krepšt. Ent paveizėti, viskas gera. Sėd Kaunieckis, viskas tvarku. Grįžtu į virtuvę, vėl pjaustau, vėl krepšt. Nabi pjaustau, na krepšt. Pjaustau, krepšt. Pabėgo? Nabi pjaustau. Sakyk. Nu, ant paveizėti. Nabi Kaunieckis. Išbėga į lauk, galvoju, gal kur pasikavojus rasi. Kur tu barasi, moilą neši. Ką man dabar Albertui pasakyti? Deguncet, na! Ir va taip pasakyk. Kas aš jam halujis, ką? Pats tegu sauga. Kas man už to saugojim? Didelis ačiū. Tegul mums įsubins ir sėk iš to savo didelį ačiū, jeigu telps. O taip pasakyk.